Nu, labas rytas. Ligonis čia mūsų naktį biškis sirgo. Tai va. Nu, ką padarysim? Gerai, einam pusrytuko. Bus maudytis po kriaukliais Ir šaltam baseine. Nu baseinas nešal, bet nuvarėm. Aš lakadavau. Aš tai jau pavalgiau pusrytuką. 40,000 žingsnių gal išsivaikščiasi. Ir būsi sveiks. Gerai, einam. Aš pusrytuką jau pavalgiau. Pagaliau normalūs pusryčiai. Švediškas stalas. Aukštyn. Dėties kiek nori, valgai kiek nori. Aišku, ten irgi greit nelieka. Pavyzdžiui, vaisių to neliko. Bet vis tiek nereikia galvoti, kad gal tam neužteks, ar dar kažkam, žodžiu. Tai va, orelis ne kažką. Lietus tai palyja, nustoja, vėl palyja, vėl nustoja, žodžiu. Įdomi diena šiandien mūsų laukia. Va, virtuvėliai vieni karaliaujam. Ko? Maisto kas likę, bet sakau, gali dėtis bent jau valgyti skaniai. Lyja. Mūsų grupė jau išėjo į ekskursiją po Batumį. Mes likom dviese ir darysim savo ekskursiją, kiek sveikata leis. Pagaliau išsijudinom. Einam. Oi. Tai va, bus nežiūrėt, kur eini po kojom. Nesvarbu, gerai, žodžiu, einam į miestą. Pagaliau, beveik 12 valandų dienos. Nežinau, kojas pinos. Jes, pagaliau lietus nustoja, tik klausimas ar ilgam. Kadangi aš išidėjau, tai ilgam. Tik keletas žingsnių ir mes prie tokio ežeriuką esam. Gražu. Kažkoks parkas gražus. O, medžiai žydi. O, pažiūrėkit, dangoraižis koks. Visiška priešingybė Sakartvelo. Ten va pastatai. Ką reiškia kurortas. Tai va, einam jūros ieškoti kažkokiais būdais. Biški. Nu, gražios mozaikinės telės, šaligatvis. Bandom eiti kitą pusę. Prieki tas didžiulis modernus pastatas. Na, aišku, čia nieks nepraleidiniai. Kaip gidas sakė, Batumi patys durniausi vairuotojai. Sakė, saugokitės per gatvę eidami. Tai va čia va yra delfinariumas. Greičiausiai kažkas tokio. Norim pamatyti tą juodąją jūrą iš tikrųjų. O, žiūrėk, kad dronas neatskris. Pasiklydęs koks. Klausygal. Beje, šiandien skaičiau straipsnį, kad ten artėja rinkimai, kaip sakė gidas. Tai vėl ten sankcijas žmonės į kalėjimą kiša. Ta prasme, gruzinus? Gal, vietinė valdžia, taigi diktatūra sėdi. Prorusiška valdžia ateina. Ar pasakytum, kad čia Sakartvelas? Palmių alėja. Keistokai atrodo. Jo, palyginus, kur mes ten buvom, viskas išdžiūvę. Apleista tokie namai. Nu, bandom eit link jūros. Va, akmenukai tokie. Bet jie, nu, bet čia grinai paplūdimio. Tokie tie plokšti akmenukai. Čia kiek. Oho. Toks fainas paplūdimys. Čia toks kaip juodžemis su akmenais. Nežinau, čia gal šašlyką jau kažkas kepė.
Bet toks net nesmėlis, bet ar čia, gal čia juodas smėlis iš tikrųjų. Nesimaudo jie. Aha, kodėl niekas nesimaudo? Per šalta? Akmenys kokie, ką aš žinau, va, kokie dydžia. Nesimauda todėl, kad pažiūrėk, kokios bangos. Bangos vėliavos. Bet tu pažiūrėk, kaip duoda. Dėl to, kad neprisidėta. Tai va čia yra Juodoji jūra prie Batumio. O, bangos tai didelės. Ir čia ir gylis turbūt nemažas, nes va burbulai visai netoli sudėti. Nu, pažiūrim, patikrinam vandenį. Reikia laukti, kol ateis banga. O, neprieja. Tai va, žodžiu, galiu pasakyti, vanduo toks pat kaip vakar tam baseine, kur maudėmės rytą anksti. Kokie 24 tikrai laipsniai yra. Vau! Čia gera buvo. Tai va, geras oras. Gražus vaizdai Batumio. Einam dabar. Ai, tiesiog į miestą kažkur pasivaikščioti. Va, gal link to burbulo. Kažkur į tą pusę trauksim, man atrodo. Va, vidury miesto ir pušinėlis yra. Aišku, miesto čia promenada. Bet vis tiek mieste, centras čia. Kas čia per pastatas? Medinis svarbiausia. Kokio grožio. Gal čia turgus? Turgus koksai? Nu, bet tikrai ne bažnyčia. Čia parduoda. Na, gražu, ne? O kaip karšta. Ir kam aš nusiėmiau šortus. Lyja, lietus atrodė bus šalta. Tai va. Einam, apžiūrėsim. Pažiūrėk, atgal, vienas mes praėjom. Oi, sukom tokie biški Nu, papasakot. pavėsingesnę gatvę, nors netaip karšta. Aš važinėsiu, Einam link viešbučio iš tikrųjų, nes Vaidui nėra sveikatos. Sakėm biški. Ir ne nuo tyrimo. Visgi. Ja, iš tikrųjų tai autobuse mūsų grupiai labai daug sergančių. Toj visi persirgs. Ten kokie pusė sergančių, dar kita pusė turbūt susirgs. Aš dar laikaus kol kas. Nes ten ir temperatūra, ir viduriuoja, ir visa ką. Tai va, ką padarysi. Taip turėjo būti, vadinasi. Tai einam link viešbučio. O kaip mus vadinasi? Eiffel Hotel. Einam link viešbučio, biški dar pailsėsim, vaistukų įkalis Vaidas. Ir eisim į vakarinį Batumį. Radom viešbutį. Einam pailsėti truputėlį. Atgauti jėgas. Jeigu viskas gerai, varysim vakare. Pagaliau išsijudinom iš viešbučio. Nes valgyti užsinorėjom. Ligonis dar vis toks pusiau ligonis. Geriau nesijaučia, bet valgyti vis tiek reikia. Tai va dabar einam. Sakom, nusipirksim gal kokios mišrainės dešrelių, bet paskui sakom, o gal kačiapūrį kur rasim. Vis šiltas maistas. Tai dabar einam ir ieškom kokios kepyklėlės. Tai va, tuoj valgysim, kad yra picos. Kačiapūris su sūriu. Kačiapūris. Čia kažkas kitaip vadinasi. Va, šitie va, kaip čia burėkai. Potato. Tai čia su bulvėm. Ai, bulvinis jisai jaučiu. Tiesa, čia nėra, einam į sekantį. Nesėdžiu, reikia mėsos, nieko nepadarysi. O žiūrėk, niekaip neišsirenkam savo vakarienės. Niekas mums netinka. Galės nusipirkti numeris. Saldainių nereikia.
Mes vis dar vaikštom, dar vis valgyti neapsisprendžiam, ką nusipirkti. Ir va priėjom tokią gaisrinę senovinę. Stovi automobiliai, bet pats pastatas toks labai gražus. Bokštelis tai mūsų esmė paravo. Irgi numeris 112, kaip ir pas mus, išsikviesti pagalbos. Tai va, einam, ieškom valgyt, dolkani žvėris. Kai nameliai va, lipdyta, prilipdyta ir vidury miesto čia. Tai va, einam į viešbutį, gavo maisto. Bet labai įvykti panašiai, ne? Labai, nu. Man tai išvis ir tas riteris irgi toks panašus į vytį. Šventas Sigitas, kur drakoną nugalėjo. Oi, nebeklaus, neatsimenu aš tos istorijos visos. Na yra, žodžiu, ir mūsų Biblija jis yra. Mūsų pietus, lietuviška mišrainė, agurkėliai, dešrelės. Ir čia jau mano desertukas. Bet toksai kremas tepamas, bet su braškėm. Buvo su bananais dar, bet Lietuvoje tai neteko tokių matyti. Arba vien tik šokoladas, arba šokoladas su baltu kremu, o čia va su braškėm. Naujas produktas, naujovė. Išbandysim. Viską sumokėjom 23 larius, kas būtų maždaug nepilnai 8 eurai. Tai va, vakarienė už 8 eurus. Nu, tokia ekonominė. Visą maistą sudarojom, lika trupiniai. Tai va, o kremukas tai skanus. Gerai čia. Dabar paugulio. Labanakt. Ką noriu dar parodyti, tai čia va mūsų viešbutis. Žodžiu, taip, Sakartvelas visiškai netaupo vandens, nes va daug taip kaip čia va iš klozeto, visą laik bėga, visą parą nesustodamas, daug kur viešuose tualetuose, iš kranų, iš kriauklių ir tualetas irgi taip pat. Žodžiu, vanduo pas juos netaupomas visiškai. Įsiminiau, kad turim balkoną ir kad galima balkone kavytės atsigerti. Staliuką nėra, yra kondiškė, kuri puikiai atstoja staliuką. Galima atsigerti ir chaosėlį pastebėti biškutį. Policija važiuoja su švyturėliais. Irgi nieko nepraleidžia, nei pėsčiųjų. Žodžiu. Pėstieji eina, tiesiog turi kūnų stabdyti mašinas. Nesustos čia tau taip paprastai. Pažiūrėkim dar kas nors eis. Čia vaidmoterytė. Va taip va. Mes nuo tokių dalykų jau esam gerokai atpratę. Vėl išsiruošiam į Batumį. 8:30 vakaro. Prabuvom viešbutį daug laiko. Sakom, reikia biškį išsijudinti. Vaidui temperatūros turbūt yra, bet jau sako, šonai skaud nuo gulėjimo. Tai sakom, einam truputėlį, kiek sveikata leis. Va, gražu, iš tikrųjų. Labai noris tą naktinį Batumį pamatyti. Nežinau, kiek mes čia eisim šiandien. Dar turim rytojaus vakarą. Tai manau, kad rytoj bus geriau. Rytoj daugiau ir pasivaikščiosim. Ir kaip vaizdas. Neblogas, ane? Vau, net nesitikėjau, kad taip gražu bus. Diena tais, irgi spūdingai atrodo, bet naktį. Kaip kokiam Las Vegase. Vau. Kažkas į miesto įgilina. Atspindys. Ant ežero atsispindi. Dangorai. Nelabai fokusuoja kažką. Vis tiek gražu. Žiauriai gražu. Tai va, atėjom į promenadą. Čia mes ėjom rytą, dieną tiksliau. Tai čia tuščia, nieks neveikia. Sakom, gal ne sezonas. O pasirodo, visas veiksmas vakare vyksta. Geras. Žmonių pilna. Visi va kioskai dirba.
Iš tikrųjų, tai bandom eiti iki fontano šūkančio, kuris nuo viešbučio apie 1,5 kilometro, nutolęs apie 1,5 kilometro. Tai va, po truputėlį, promenadą ir einam. Pusantro kilo tokia promenada visai turėtų neprailgti. Toks jausmas, kad vietinių čia mažuma. Pravės, bet visos pristinės. Nu, bet vien rusakalbiai. Žinom, koks grožis tai pasaka. Nu, įspūdingai, ne? Tas maišas dėdžia kažką. Einam toliau. Nežinau, ir kas sako, kad didmiesčiai nieko gera. Nu, nežinau, man tai įdomu. Nu, bet gražu, pamatyt gražu. Aišku, gamta visat gražiau, fainiau. Bet čia irgi įspūdis geras toks. Tai va, čia fontanai, promenada, karuselės, žodžiu, daug lempučių, daug šviesyčių. Draugužis ant raudono kilimo, nu ir ką tu pasakysi? Žvaigždė. Baigėsi blizgantis pastatai. Tai va čia dar toks gražus. Tai Gaudžio primena pastatus. Toks stilius kažkoks panašus. Na, dar šiek tiek, dar biškį paeisim, ne? Oi, žiūrėk. Promenada. Palauk, dar. Žiūrėk, ten blizga kažkas dar prieki. Nežinau, ar galima filmuoti. O, policija. Su tuo golfo mašiniuku. Patogu, va, dviračių tuo taku. Čia va, kur eina, jie ir patruliuoja. Va, čia jau blizgučiai baigės. Prasideda gyvenimo. Tikrovė. Mes dar vis tolyn judam. Dar blizgučių, lempučių, grožybių. Nu ir ką, užmatėm lėktuvą atskrendantį. Vaid sako, taigi palauk, tengi oro uostas, kur galima prieiti. Lika 1,9 km iki to oro uosto. Nu tai žingsniuojam. Tikrinam dabar skrydžių tvarkaraštį. Sakom, gal net neverta eiti tos 2 kilometrus. Žodžiu, judam atgal. Šiandien lėktuvų kaip ir nebenusimato. Ten tik tais 12 lygiai. Už 2 valandų, tai tikrai tiek nieks nelauks. Bandysim rytoj ateiti dienos metu. Beveik grįžom. Mūsų tas didysis viešbutis. Bet promenada dar tiesiai tęsiasi. Einam dar į kitą galą. Judesiuką dar nemažai, bet mažiau negu anam gale. Pavargus turistė jau, ne? O tarp visų daugiabučių šviečiančių švyturėlis mažas signalas. Aš labai norėjau pamatyti tas skulptūras Batumio. Šokančias, gal nežinau kaip čia vadinasi.
bet jos turėtų suktis, bet kodėl neveikia. Labai gaila. Tai va čia skulptūros, o va čia uostas. Uostas, karuselė, apžvalgos ratas, žodžiu, viskas čia vietoj. Va, vėl pakrantė, uostas, prekybininkai. Kaip sakant, kas kaip išmano, tas tai bando užsidirbti. Net matėm bobutę, kuri pasidėjusi svarstyklės už 30 lario centų, nežinau kaip jie ten vadinas, o tipo gali pasisverti, gal priauga į kilogramų. Parkelį papuolėm kažkokį netyčia. Prie jūros. Nu, bet gražiai padaryti. Gražus parkelis. Pastatai irgi gražus, ten šviečia. Einam po biškį link namų. Kadangi orientyrai mieste dideli, faktiškai net žemėlapio nereik mum. Gali pagal pastatus orientuotis, kaip į viešbutį grįžti. O gal einam dar pažiūrėti, kaip lėktuvai kyla? Nu gal jau nebe. Va. Ir ant keltelė gali būti. Kokie fontanai, va čia tai fontanai. Vau. Šitie įspūdingesni iš tikrųjų. Gers, kaip gražu. Tie normalūs. Gerai, einam biškį prisėsim, pasigrožėsim ir varysim namo. Ar šitą, ar aną? Nu. Radom bambukų giraitę. Prie miesto buvo tokia didelė. Jau meškeris nebepasidarytam. Ar tikrai? Bet tik koks kaip bambuką. Ką man atrodo, bambukai, na. Tokia promenada apšviestas Laziškį. O va ten va tas vasaros teatras. Medinis. Nu tai reiškia mum, o ten va kažkur namo. Viskas vietai, nieko čia sudėtingo. Ką matyta kažkur jau, ne? Viskas, grįžtam link savo viešbutuko. Pakeliui dar atsigert nusipirksim. Ir viskas, labanaktis.